Ir iš savo atminties, kaip atsimenu. Kaip viskas prasidėjo. Nuo pat pradžių. Tik sutėmė, atvažiavo stribai ir pasakė, kad ruoškitės, reiškia, turit 1 valandą laiko ir neįsigaskit. Geručiai, matau, esat išvežami. Nu ir ką ten per valandą? Ką ten per valandą gali susiruošti ir ką ten gali pasiimti. Taip, tik tai įsigandom, pasimetėm ir tik apsirengėm ir viskas. Taip ir išvežė. Išvežė, iki Semeliškių vežė ant mūsų pačių vežimų ir arklių, o paskiau mašina į Rūdiškes, į geležinkelių stotį. Dar tenai, tokioj lentpjūvėj daug buvo suvežta žmonių, tai ten, pakol ten traukinį, pakol ką. Bet mus vežė, tai susiruošti liepė per valandą, bet nevežė, mes taip sėdėjom namuose, bet nieko paimti nedavė. Pakol prašvito. Kaip jau prašvito, tada reiškia viską. Nu ir ten ką, karvę, tenai kokių gyvuliukų turėjom, tai arklys, aišku, pakinkytas buvo, o gyvulius pririšo prie vežimo ir viską pasiėmė stribai. Nu ir išvažiavom. Iš Rūdiškių, neprisimenu kurią valandą, bet ten dar gerokai mes palaukėm. Kokios gal pusę dienos irgi sėdėjom. Ir tada į traukinį susodino. Kaip tada vadinom, telečiai vagon, gyvulinį vagoną ir išvežė. Keliai sutikom. Va taip važiuojant, tai žmonės meldėsi, giedojo. Tai Šakių, Vilkaviškių rajoną ir Anykščių ir Varėnos taip va. Vieni pas kitus, kokių rajonų paklausėm. Reiškia, tai va su šitais važiavom. Važiavom 18 parų. Tai davažiavom į Kamarčiagus, prie ten išlaipino, kiek akis mato, tai vien ryšuliai ir žmonės buvo. Ten iki rudenį mes prabuvom. Pradėjau išveždinėti, reiškia, į vietas, bet ant jaučių, vežimas ant 2 ratų, tas vežimas tas įsikinku būna, kelias blogas, baisiausiai, tai kai įsikinku tos ienos ant viršų, tai apsiverčia, purvinan vaikai, purvinan kokie daiktai dar turi, tai va tokius visus išvoliotus iki Narvus vežė. Tada Narvui buvo jau paruošta plaustai, ant plaustų ir upė plukdė. Iki Mažojo Unguto, kurios Didžiajam Ungutė, reiškia, o mus tai Mažajam Ungutė išlaipino. Iš Mažojo Unguto už 3 kilometrų barakliai buvo. Kažkada Lenkai išvežti gyveno tenai. Tai gyveno už 3 kilometrų, už 6 kilometrų ir už 8 kilometrų. Taip ir vadinasi stovėjo vieta 3 kilometrų, 6 kilometrų, 8 kilometrų. Nu ir ten gyvenom, norėjom į mokyklą eiti, nepriėmė. Ant 3 padarysim šią vietoj mokyklą. Padarysim vietoj mokyklą. Nu taip ir nepadarė tą žiemą tos mokyklos, o kitą žiemą tai jau buvo viską, ką turėjom, suvalgėm, pravalgėm, išmainėm
ir jau badas taip pažiūrėjo į akis, kad jau imkitės ką nor, kad išgyventi. Tai va, ėjom, aš tai da vyresnė buvau, o sesuo 8 metų. Ėjom vaikus dalbuoti pas rusus, tai gaudavom pavalgyti. O tas jaunesnys iš 6 metų, tai su mama taip ir buvo. Mamos koja laužta buvo, tai jie negalėjo dirbti. Nu tai ten reikėjo tos celinus prisikasti, kad bulvių pasisodinti. Nu, o jeigu eisi vaikščiusi į darbą, už darbą tai nieko nemoka. Kamarčiagui davė paskolos 150 rublių. Tai vis tėvas dirbo ir tai vis atskaičiuoja. Atskaičiuodavo gal metus laiko už tą paskolą, į nieko neuždirbi. Tai mama kiek išgalėdavo pirmais metais, tai 8 kibirus pasisodino bulvių, daugiau neturėjom nei už ką, nei nieko, bet labai užderėjo, nu tenai labai gera žemė. Tai prikasim 60 kibirų iš tų 8 didelių, gražių bulvių ir 1 kibirą mažučių. Nu, tai jau ten jau visas ir didelės dėjom, jau jeigu tokios tik tai jau ties atskirai. Jau, nu, va taip ir gyvenam. Kasmet biskį didindavom tą daržą, kasmet dakasdavom. Nu, miške, tai vėlyna, šaknys. Tai kiek kirvių atkirtai, tai tiek ir apversi. Ne tai kaip čia, kad tenai dirbamo žemės nei kiek nebuvo. Viską mes išdirbom ir palikom. Nu tai tiek, o paskui jau man buvo, kai buvo jau 15 metų, tai jau ėjau šienauti, arkliam šieną. O tokias va, mergytės surenka ir taigon ir šieną šienavom. Va, paskui ten vieną vasarą šienavom tą šieną, o tada kitus tai ir tenai toliau šienavo, kitais metais tą šieną. O mane paėmė, aš tokia augalota buvau, į darželį. Dokumentų neturėjom, tai komendanto žmona buvo darželio vedėja, tai man už 2 metų, kiek jai reikėjo, užrašė. Ir taip dirbau, ten metus išdirbau. Ir tada tėvelis dirbo ant Manos upės, ten medžius plukdydavo upe. Tai ritendavo, suridena, o paskui tokiais piketais gabalais, vat, brigados, reiškia, prižiūri, kad jisai neusikimštų, nes upė vietom buvo sekli. Tai užsikimša, tai jau tada tiesiog neįmanoma. Nu, neįmanoma buvo leisti, kad užsikištų. Vat, tai stovėdavo po 1, po 2, po 3 ir vis nustumdinėdavo. Taip jį suplukdydavo, taip per vasarą. Ir paskui jau rudenį eina jau barakai pastatyti tokie, Hadavaja vadina. Ir jau visus tuos maumedžių, tai jisai, maumedis, tai beveik kaip akmuo. Jisai jau pirmutinis gabalas, tokia stora to jo uodega. Tai jau jį žeme tysėsi, jau ją reikia traukti. Nu ir tada jau tenai darbininkų daug buvo ir visus o taip iki Enisėjaus suplukdydavo.